Sveiki bičiuliai, po ilgo tarpo vėl mes ant vandens susigito. Labą dieną, ponas. Labą dieną. Ir žodžiu, tai buvo, kad ilgai buvo, tai kad negaudyta, bet buvo gaudyta ir praktiškai ne viena žūklė buvo su nuliu. Tai tą pripažinti reikia, tai normalu. Ar nesigitai? Būna taip. Skaudu prisiminti, bet tokių epizodų yra buvę. Tai va, tai epizodai ne tik man vienam, bet Nepuošia pasirodymų. Garbės lentos nepuošia. Kaip grįžti po žvejybos, tai, kaip sakyt, paskui pradedi tiems salės pagalbą ir klausi, skambini kolegai, klausi, kas, kaip, kodėl. Bet, yra normalu. Tas toksai vasarinis perėjimas, režimas į rudeninį, jisai būna užsitęsia ir būna tų žvejybų tikrai ne viena su nuliu ir neįsigaskit kitą kartą, atrodo žinoma bala, žinomas vanduo, batimetrijos supaišytos, subraižytos, bet velki ir tarsi ant visiškai svetimo ežero gale žvejybos, toks apima pojūtis. Tai va, tai šį kartą ant žinomo ežero susigitų plaukiam ir tikimės, kaip visada, kad žvejyba nepasibaigs nuliu. O kai pasibaigs, bandysim parodyti. Ką, plaukiam, gaudom, žiūrim, kaip sekasi. Skeptikas įvykdė savo misiją. Ką nori pasakyti? Kokį kalvą. Būna ir tep, pila normaliai. Tai turim skituką, šiuo atveju mūsų saulės, bet gelbėjimės ir nuo lietaus. O kas belieka, nesinori kiaurai permirkt. Tai buvo rodytas šitas lietus, bet kažkaip tikėjomės, kad jau jisai praėjo. Pasirodo, nepraėjo. O, ten matau, kad dar šleifai pareina. Ten panašu į tai, kad tenai dar eina. Tai dabar betrūksta gerų kibimų, tektų viską mesti į šoną. Ant dviejų spiningų. Ant tripletukas nemaišytų dabar. Tai va. Džiuliai, Sigitas turi kibimuką. Neina suprasti. A, daug jį. Būt kad sportininkai. Ne kažką turbūt. Bet ir kas verta anksčiau laiko. Ištrauksim, pamatysim. Tarp kitko turim svarstyklės. Dyperių. Naujas inventorius. Ne reklama. Pirma lydeka bus pasvarsta. Jo, pirma lydeka jisai bus. Brangaus instrumento. Samčių, o tai jau čia samčių reikia, jau čia monstri. Ar reiks? Ar šlapysim samtį? Šlapinsim? Pirma lydeka negali. Vos užkliuvus. Prašau praleisti.
profesionalų žmogų, kuris moka kokybiškai padaryti. Atlikusi praktiką Švedijos. Pratrauk, prašom į priekį. Pamatė tave, jau jį pažįsta. Žinau, patrauk dar į priekį, nes aš turiu dar. O Patūkoti, ne? ne. Opa. Taip, šitą. Viskas atlikta kokybiškai, ne iš pirmo karto. Bet svarbiausia, viskas rezultatas. Viskas buvo atlikta taip, kaip dera. Gerai, einam tvarkyti. Taip. Opa. Nejudėk, rami. Abaigsis gal. Gali pabūt rami. O šitą. 2675. Prieš mėnesį 300. Jo. 2-3. 2-3-2-4. Tai va, pirma žuvis. Nu, su džiugesiu ir mano liūdesiu turiu pranešti, kad Sigitui antras kibimas. Taip sakant, varo, kai visada jis mane į visišką neviltį. Svarbu yra pataikyti masalus. Ko aš nelabai... Tinkamai paduoti atitinkamu atstumu. Ko aš nelabai nei suprantu, nei turiu. Šitą tokia biški gal... Padavnesnį? Sportininkė veteranėm. Padavnesnį šitą jau gal biškį bus ką. Pavyzdžiukai bus gal jau kiti. Svėrimas. O dabar... 3+ neblogai. Psichologiškai visiškai. 3+ yra geriau negu 43 cm. Su nežgy žmogų matau nusiteikę rimtai. Nugi, ponulis, klausom. Ką turit pasigirt? Viskas užnardinta, tas pats spaudimukas link dugno. Ir norėčiau, kad profesionalus samtininkas užimtų savo padėtį. Yra paprasčiau pasakyti nepadaryt. Samtis yra padėtas taip, kad čia irgi sudėtinga. Taip. Pasikeitimas vietom. Pasiruošęs, kaip visada. Normaliai. Onaravai. Onaravai, jinai čia taip jau. Į priekį dar atleidžiam. Opa. Aš kaip visada pasistengiau. Opa. Gerai. Saugom viską. Saugom planerį. Nu va. Ir kaip jaustis? Kaip turėčiau jaustis? Kaip samtininkas gerai. Toks, kaip sakant. Ką dar galėčiau padaryti čia, ponas patarnau, dar kaip jums čia galėčiau, kaip nors. Kokybiškai atsekti masalą. Taip, lydekėlį apkabinta. Pamatuojam. 74 centimetriukai. 3 kilai 10, tai atmetus tą, tai bus kokius 2,7. Tai va, viskas, judam toliau. Baba eina. Baba čiuliai. Ką kalbam sakyti, kokie 2,5 bus. Sulaukiau ir aš kibimo. Jau ateina. Bandysiu ir aš samtininkų pabūt, nežinau, kaip pavyks. Sigitui sakau, žiūrėk,
bičiuliai stovi ant kovinės pozicijos. Tai girdim plotas trakšt, jau važiuoja. Ir žinai, dar jau užkutė viskį. Viskį užkelį. Tave pamatė. Vienas kampukas. Opa. Yra, bičiuliai. Pirma šiandien. Pirma vakar. Čia viskas yra. Ilgai laukta. Jėplėstim. Ir laukta. Ką, einame čia išpakuoti. Ir bus svėrimai. Nu va, kaip dažnai, nieko labai didelio, kokie 2, bet kovoju neblogai. Ką, judam dar link uosto, nu gal dar kas. Tai viskas, žvejyba mūsų šiandien baigta. Diena nebloga. Iš ryto turėjom rūką, paskui turėjom saulę, o po to turėjom lietų. Momentinį. Tokį jau momentinį, bet prilijo čia mum gausiai. Tai va, kibimų 5 viso kibimai, 3 realizuoti, dydžiai nuo 2 iki 3 su čiučiut. Ką dar galim pridurti, kolega? Ką norėtume dar? Ar jūsų tas vienas prarastas kibimas? Jo, vienas buvo įdomus kibimas. Kalė visiškai per valą, pavadį ištraukiau. Visas masalas su pusė pavadžio nukastas. Tai dažniausiai pavadys, pažįstas būna, tai vis tiek ties galų geras sprindis, o čia pavadys 80 cm per pusę pavadžio ir nukalė su viskuo. Tai šioks toks praradimas šiandien, bet reziume diena liuks. Tai viskas susipakavom, leidžiam, kuriam variklį ir minsim į krantą. Tai va, bičiuliai, iš manęs šiandien tiek susigito, žūklė užskaityta. Rudenėlis tęsiasi. Jo, toks dar iš tikrųjų rudenėlis, kad kai saulė pašviečia, tai galima visai su mielu noru įlipti ir įsimaudyti. Tai ruduo tikrai smagus. Jau voratinkliai draikstosi ant valų. Tai įdomu, kiek mes čia turėsim dar to smagaus tokio rudens. Bet nieko, pradės kristi temperatūros, prasidės tikra rudeninė žvejyba. Tai va, ačiū bičiuliai, kad žiūrėt, iš mūsų šiandien tiek ir iki kitų video.